prašau. Tai laba diena, norėčiau pranešti apie tai, kad šiandien ryte apie 9:20 iš Lenkijos kolegų gavome pranešimą apie tai, kad iš Lenkijos į Lietuvą galėjo įvažiuoti automobilis Porsche, kurį vairuoja asmuo ieškomas Latvijos teisėsaugos už dvigubą nužudimą. Po valandos 10:20 minėtas automobilis buvo pastebėtas Alytaus mieste, policijos ekipažas pradėjo jį persekiot, prisijungė antrasis policijos ekipažas, išvažiavus iš Alytaus rajone buvo bandyta stabdyti automobilį, tačiau vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti, tačiau jį užblokavus ir sustabdžius, asmuo išlipęs iš automobilio atidengė ugnį į policijos pareigūnus. Laimiai policijos pareigūnams pavyko išvengti šūvių ir atsišaudant pasislėpti priedangose, po ko nedėlisant įvyko sprogimas ir po sprogimo buvo pradėti to asmens paieškos veiksmai. Buvo blokuojama vietovė, buvo paskelbtas planas sulaikymas, tai yra blokuojama tiek Alytaus savivaldybės ribos, tiek jau buvo planuojama plėsti paieškos ribas, pasitelktos papildomos pajėgos, tai yra rinktinės aras pareigūnai, viešo saugumo tarnybos pareigūnai, pasienio sraigtasparnis ir vykdant pirminius paieškos veiksmus, tai yra pakėlus droną netoli nuo sprogimo vietos žolėje buvo pastebėtas kūnas. Atvykus aro pareigūnams jį saugiai apžiūrėjus buvo nustatyta, kad tai yra tas asmuo būtent, kuris pasipriešino policijos pareigūnams. Tai tikrai norėčiau padėkoti tiek Alytaus, tiek ir visiems operacijoje dalyvavusiems pareigūnams už jų profesionalumą, už operatyvų reagavimą į įvykį ir jau dabar esame susilaukę Latvijos policijos vadovų padėkos už tai, kad buvo bandyta sulaikyti ir sulaikoma operacijos metu dėja žuvo įtariamasis, kuris Rygoje nužudė 2 asmenys. Tai šaulį nukovė tie pareigūnai, kurie jį ir stabdė? Šiandien mes negalime atsakyti, kokia yra to šaulio mirties priežastis, nes įvykus sprogimui jis galėjo žūti tiek nuo sprogimo ir tiek kol kas nenustatyta, ar policijos pareigūnai jį pataikė ar ne. Bet šaulys iš automobilio suprantu išlipo, jeigu jisai žodžiu. Taip, jis buvo išlipęs, kiek iš policijos pareigūnų pasakojimų jis buvo išlipęs ir būtent atidengė ugnį į policijos pareigūnus. O tie policijos pareigūnai, kurie vietoje, kurie atsišaudė, tai jie nepastebėjo? Nes ten gana netoli, ar ne, kūnas gulėjo? Tai jis vizualiai nebuvo iš įvykio vietos matomas ir iš tiesų, pirminiai stadijoje buvo neįmanoma nustatyti, kurioje vietoje yra įtariamasis. Tikrai nebuvo duomenų, ar jis nukentėjo nuo sprogimo ar ne. Ir tikrai viena iš pagrindinių versijų buvo ta, kad jis tiesiog šalinasi iš įvykio vietos, bando pabėgti ir dėl to buvo organizuojami nedelsant paieškos veiksmai, bei per gyventojų informavimo sistemą buvo informuoti Alytaus rajono ir miesto gyventojai apie tai, kad toks asmuo ir tartinas asmuo ir pamačius kažkokį tartiną asmenį nedelsant pranešti telefonu 112. Šaulys sieną kirto Lazdijos pasienio. Taip, kiek žinau, taip per Lazdijų sieną. Ką jisai Lenkijoje? Jisai Latvijoje tuos nužudymus įvykdęs? Tikrai duomenų, ką jis darė Lenkijoje, mes neturime ir atsakyti negalėčiau. Bet kaip jie kirto, kad ir Latvija grįžtų jūsų požiūriu? Turbūt tai yra tik prielaida, iš tiesų jo kelias šiandien nežinomas ir turbūt jis pats šiandien irgi to neatsakys. Kaip jam pavyko 60 km beveik nuvažiuoti? Ar Lazdijų, ar Alytaus policija gaudė? Vis tiek, jeigu neteisėtai sieną kirto, tai toli nuvažiavo. Tai iš tiesų informacija buvo gauta, kad jis galimai važiavo į Lietuvos teritoriją ir jau tikėtina, kad kuomet jau gavome informaciją, jis jau buvo įvažiavęs į Lietuvą, tai yra buvo informuotas visos policijos pajėgos, kad atkreiptų dėmesį į tokį automobilį, buvo duotas valstybinis numeris ir būtent Alytuje jis buvo pastebėtas. O kiek jisai buvo laiko ieškomas Latvijos teisėsaugos? Šiandien negaliu atsakyti, bet tai yra turbūt kelių dienų klausimas. Tai tas nužudymas
Rygoje, suprantu, ne taip ir seniai yra įvykęs. Kiek aš žinau, neseniai, bet tikrai kažkokių detalių apie tą nužudimą negaliu pateikti, nes nežinau, čia yra Latvijos kolegų. Tas asmuo stabdomas pradėjo šaudyti policijos pareigūnus, kaip visa procedūra atrodė? Tai aš ką tik turbūt ir pristačiau, tai yra, jis buvo stabdomas, blokuojamas, atsisakė, nepakluso reikalavimui sustoti, buvo užblokuotas policijos automobiliais tam, kad sustotų kelyje ir jau sustojęs pradėjo šaudyti tiek iš automobilio, tiek ir išlipęs po to iš automobilio. Kadangi tikrai šiuo metu yra analizuojamas ir kūno kamerų įrašai, tai vis dėlto reikia suprasti, kad ir policijos pareigūnai veikdami didelio streso sąlygomis, tie pasakojimai galbūt gali kažkiek ir netitikti tos tikrovės, tai turbūt tai yra viskas kol kas taip pakankamai preliminaru. Ar žinoma, dėl ko įvyko tas sprogimas? Kol kas ne, bet įvykio vietoje dirba aro išminuotojai ir kriminalistinių tyrimų ekspertai. Kiek mane informavo, yra rasti ginklų likučiai, siekiame nustatyti, kas buvo sprogimo priežastis ir kiek aš žinau, kad automobilė buvo rasta dar kažkoks kiekis ir kažkokie tipai dar papildomi sprogmenų, bet dar kol kas detalizuoti negaliu. Pats asmuo, ar yra aišku, kas jisai, sakykime, žmogus yra vardas pavardė, ar ne Latvijos pilietis, bet ar jisai, pavyzdžiui, priklauso organizuotam nusikalstamumui, koks jo yra kontekstas, sakykime, taip? Lietuvos policijais nėra žinomas, tačiau tiek ir bendraujant su Latvijos kolegomis, tai jie patikino, kad asmuo yra anksčiau teistas. Kažkada buvo siejamas ir su organizuotų nusikalstamumu, bet pastaruoju metu į Latvijos teisėsaugos akiratį nebuvo patekęs. O ta dviguba žmogžudystė, kokio čia pobūdžio? Vėlgi tai yra Latvių teisėsaugos byla ir komentuoti negaliu, nes tikrai nežinau tų detalių. Tai Lazdijų punktai jisai laisvai kirto, taip jis nepravažiavo? Taip, tai yra vidinė ES siena, šengeninė, tai yra ir kertama laisvai. Bet Lenkams įtarimų sukėlė? Tai yra tiesiog Lenkai mus informavo, kad galbūt galėjo įvažiuoti į Lietuvą, nes taip. Tai yra Lazdijų ir Alytaus policija ieškojo pabėgėlio? Tai yra Alytaus apskrities policija, tai Lazdijai irgi yra Alytaus apskrities policijos sudėtinė dalis. Sakykite, kokius ginklus tas asmuo naudoja šaudymui? Tikrai dabar turbūt negalėčiau atsakyti, tai panašu, kad tai buvo automatiniai ginklai, po sprogimo ginklai pakankamai stipriai nukentėjo, rastos jų liekanos ir matyt vėliau atsakys ekspertai. Sprogmenis, suprantu, vežė automobilyje šaulys ar dar kažkokių medžiagų, tarkim, narkotinių pinigų? Šiandien šiuo metu kaip tik vykdoma automobilio apžiūra ir tikrai kas dar bus rasta, bus, kaip sakoma, pridėta prie ikiteisminio tyrimo medžiagos ir tyrimo. O kodėl Lenkijos pareigūnai, tarkim, nestabdė? Jie per vėlai pastebėjo, kai jau jisai buvo kirtę sieną? Tikrai negaliu atsakyti į šį klausimą. Asmeniui buvo paskelbta tarptautinė paieška, buvo žinomi jo automobilio valstybiniai numeriai, kuriais galėjo naudotis. Dėl kokių priežasčių Lenkijoje jis nebuvo pastebėtas, identifikuotas, o tik jau įvažiavus į Lietuvą, aš šiandien atsakyti negaliu, bet kuriuo atveju, sakysim, tarptautinio bendradarbiavimo kanalai suveikė, mes operatyviai gavome informaciją iš Lenkijos kolegų, tikrai, Alytus, Lazdijai tai yra nutolę nuo sienos, tikrai šalia valstybės sienos esančios teritorijos ir policijos patruliai gana operatyviai tą automobilį pastebėjo. Bet kad jo tikslas būtų buvęs Lietuvoje, ar čia kažką nuveikti, jūs tokių duomenų? Tokių duomenų tikrai neturime. Absurdiškai nuskambės klausimas, bet būna Lietuvoje. Nesibaiminat, kad dabar prokurorai nuspręs, kaip sakant, bylą užvesti ir šitiem pareigūnam, kurie atsišaudė? Ne, tikrai turbūt nematau nei pagrindo, nei visų, tai tikrai esu įsitikinęs, kad ne. Seniau paskelbtas, suprantu, pareigūnai nenukentėjo nei vienas? Ne, laimiai pareigūnai nenukentėjo. O su Latvijos pusė jūsų operacija derino tuo metu, kai viskas vyko? Ne, tikrai tai nebuvo, tai viskas vyko, tai buvo tam tikrų, sakysim, minučių klausimas, tai jau tik tais po pačio įvykio susisiekėm su Latvijos teisėsauga ir informavom apie tai, kad toks įvykis įvyko pas mus. O nėra duomenų, kad jis į Baltarusiją galėjo važiuoti, nes keistai atrodo, kodėl, tarkim, siena kirsta Lazdijose, ar tikėjos, kad nepastebės? Tokių duomenų neturime. Gerai, tai ačiū labai, geros dienos. Dėkui.